Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkočius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime antieną su lęšių kasulete. Į verdantį pasūdytą vandenį pilame lęšius. Odelę pjaustome tam, kad antiena tolygiai iškeptų. Į kaitintą keptuvę dedame antienos krūtinėlę. Nebenoriu laukti ilgai, Antieną kepsime 15 minučių 180 laipsnių orkaitėje. Keptuvėje, kurioje kepia antieną, apsikepsime daržovės. Susipjaustome svogūną, keptuvę dedame morkas. Pats laikas susipjaustyti salierą. Daržovės apskrudo, dabar sudėsime lęšius. Kelios šakelės čiobrelio, pilame šlakelį raudono vyno acto. Pilame šiek tiek vištienos sultinio, uždengiame dangčiu ir paliekame pasitraškinti 10 minučių. Kol lęšiai traškinasi, paragausime dar vieną produktą iš Deluxe linijos. Tai nuga su miško uogų kremu. Mūsų ančiukas iškepęs, paliksime jį keliom minutėm pailsėti. Lęšius nusiskaniname druska ir pipirais. Į lėkštę dedame lęšius. Ant viršaus antienos krūtinėlę. Antieną nuskaniname druska. Šventiškas patiekalas jau garuojant mūsų stalo. Skubame ragauti. Šiandien tiek, na o su manim pasimatysite šviežios idėjos su Lidl per TV3 ir TV8. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.